Sveiki, šiandien paskutinė diena prieš A lygio matematikos egzaminą ir šiandien vyko B lygio matematikos egzaminas. Ir jo, prisiskaičiau, ten visi nepatenkinti, visi, žodžiu, kaip visada būna su naujom reformom, tai į politiką tikrai nesigilinsiu, bet gilinsiuosi į uždavinius. Tai nusiskrinčiuotinau, sudėjau visus uždavinius, kurie buvo tam egzamine. Ir jo, ir iš eilės visus išsispręsim. Ir po to galėsim padaryti išvadą, ar buvo dėl ko piktintis, ar visgi nebuvo. Tai pradedam nuo pirmo. Ir turėkite omeny, kad čia yra B lygio užduotys, tai jeigu kai kurios pasirodys gana paprastos, tai dėl to. Pirmoji užduotis, viena iš paprastesnių, žinoma, geometrinės progresijos pirmas narys, B1 yra lygu 10, B2 yra lygu 20. Apskaičiuokite šios progresijos šeštąją narį. Tai pagal formulę Bn yra lygu B1 kart Qn-1. Mums reikia šešto nario, tai B6 bus lygu B1 kart Q5. Taip, tai ko mes nežinom? Mes nežinom Q. Mums reikia rasti B6, mes nežinom Q, B1 mes turim. Kaip Q dabar galima susirasti? Tai mes turim pirmą ir antrą narį. Tai iš antro nario padalinę pirmą narį mes gausim Q ir kas bus 20 iš 10, tai 2. Vadinasi, B6 yra lygu 10 kart 2 penktuoju, 2 penktuoju yra 32. Sudauginę gaunam, kad B6 šeštas narys yra 320. Vadinasi, trečias atsakymas. Antra užduotis jau nieko spręsti nereikia, reikia tiesiog analizuoti grafikus. Tai pirmas grafikas, kurį matom, dažniausiai galima kaip analizuoti grafikus. Tai pasim, pavyzdžiui, vieną reikšmę, įsistatyti ir žiūrėti iš esmės, kur kas tinka. Tai, jeigu su grafikais nesat labai stiprus, vis pamirštat, kaip kas atrodo, tai tiesiog maždaug tokiu būdu galima, kad įsistatai kažkokią koordinatę ir žiūri, ar tinka. Pirmas grafikas, matom, kad jis apibrėžtas tik su teigiamais x ir 0, kur įeina tik teigiami x'ai. Tik dabar vienas kečas, kad čia 0 priklauso. 0 yra kaip reikšmė čia. Čia 0 kaip reikšmės nėra. Čia matom, kad nueina. Nueina ir link 0 eina, bet jo nepasiekia. Dabar klausimas, į kurią iš šitų funkcijų mes galim įsistatyti 0 ir gauti atsakymą. Čia jeigu įsistatysim, tai 1 iš x yra, 1 iš 0, žinom, kad taip negalima daryti. Vadinasi, pirmas grafikas ne šito. Jeigu dabar į šaknį įsistatysim, šaknis matom, kad x'ai šaknyje yra apibrėžti, kai jie yra didesni lygiu 0. Kas mums šiuo atveju tinka? Tai matom, jeigu x yra 0, tada šaknis 0. Jeigu x yra 1, traukiam šaknį iš 1, yra 1. Jeigu įsistatom vietoj x4, traukiam šaknį, gaunam 2. Tai reiškia, kad pirmas grafikas yra tiesiog šaknies grafikas. Žinoma, nei logaritme 0 įsistatyti negalima, o jeigu į rodiklį įsistatysim 0, 2 nulinių gausim vienetą, tai šitas taškas netiks 0, 0. Antras grafikas yra tiesiog hiperbolė, o hiperbolės grafikas yra tiesiog 1 iš x. Tai matom, kad x 0 nepasiekia, o x intervalas yra nuo minus begalybės iki 0 ir nuo 0 iki begalybės. Ir matom, kad tai yra tiesa nuo minus begalybės iki 0 ir tada nuo 0 iki begalybės nueina grafikas. Vadinasi, čia bus štai šitas x minus pirmuoju, 1 iš x, antras grafikas. Tai pirmas grafikas yra šaknis, antras grafikas yra šitas. Dabar paskutinis grafikas. Čia yra logaritmo grafikas. Kodėl? Nes matom, kad taške 1, jeigu įsistatom x lygu 1, nes mums liko realiai išnagrinėti tik šitus du. Jeigu įsistatom x lygu 1 į trečią, į logaritmą, gausim 0. Vadinasi, šitas taškas tinka. Taip pat žinom, kad logaritme šitie x'ai turi būti didesni už 0, kas taip pat mums tinka grafikui. 2 pakelta x'u, x'ai gali būti ir neigiami. Vadinasi, mums vėlgi netinka. Tai
klausia, kurios funkcijos grafikas nepavaizduotas, vadinasi, nepavaizduotas yra y lygų 2 pakelta x grafikas. Trečias vėlgi gana paprastas, turim 15, 8/9 kart 15 minus 1/2. Pagrindai yra vienodi, daugindami laipsnius sudedam 15, 8/9 ir plius minus 1/2, tai minus 1/2. Na ir čia suskaičiavus gaunasi 15 ir 7/18. Vadinasi, atsakymas yra B. Ketvirtas duotos dvi aibės A ir B, kiek elementų priklauso aibei C. Ir aibė C yra B aibė minus A aibė. Vadinasi, mes iš B aibės išimam visus elementus, kurie taip pat yra ir A aibei. Matom, kad tiek 33, tiek 55 yra ir A aibei. Tai jeigu juos mes išimsim, mums liks tik tais 22. Tai reiškia vienas narys. Vadinasi, atsakymas, kad ABC bus vienas narys. Penktas jau šiek tiek reikia pasispręsti. Tai turim modulis. Trečio laipsnio šaknis iš 25 minus 6 minus 2, 25 ir trečio laipsnio šaknis. Žinoma, aišku, kad šito modulį, imant modulį, šitas minusas pasidarys pliusu ir modulis nusijims. Ir dabar ką daryti su šitu? Tai vėlgi žiūrim į modulio vidų. Jeigu modulio vidus yra teigiamas, tada modulį galim tiesiog nuimti. Jeigu modulio vidus yra neigiamas, reikia iškelti minusą. Dabar šaknis trečio laipsnio iš 25 tikrai bus mažiau už 6, tai modulio vidus šito bus neigiamas. Tai reiškia, kad pasirašom minus. Trečio laipsnio šaknis iš 25 minus 6 minus 2 trečio laipsnio šaknis 25. Atskliaudę gaunam minus trečio laipsnio šaknis iš 25 minus 6, tai plius 6 minus 2 trečio laipsnio šaknys iš 25. Atėmė šitą ir šitą. Galutinį atsakymą gausim kaip 6 minus 3 trečio laipsnio šaknys iš 25. Vadinasi, šitas C atsakymas. Šitas uždavinys yra labai trikiai ir B lygiui. Mano manimu, B lygiui tikrai per sunkus šitas uždavinys. Čia tiesiog labai sumėtyta kažkaip. Nu, bet nesmė. Gerai. Yra žinoma, kad tangent alfa yra lygų minus 2 šaknys iš 2, o kosinus alfa yra lygų 1/3. Tai reikia pradžiai išsiaiškinti, kuris tai yra ketvirtis. Nu, mums reikia apskaičiuoti su tuo reiškiniu, bet jeigu mes žinosim, kuris ketvirtis, tada iškart viskas pasidarys aišku. Tai tiesiog žiūrim, kur kosinusas yra teigiamas čia ir čia. Čia neigiamas. Vadinasi, kadangi turim teigiamą kosinusą, tai alfa bus arba šitam ketvirtį, arba šitam. Tangentą mes turim neigiamą. Pirmam ketvirtį tangentas teigiamas, ketvirtam neigiamas. Kadangi turim neigiamą, vadinasi, alfa priklauso nuo 270 iki 360 laipsnių, kitaip sakant, ketvirtam ketvirčiui. Tai dabar reiškinys yra 2 tangent alfa minus 180 laipsnių plus 6 kosinus minus alfa. Kadangi kosinusas yra lyginė funkcija, tai kosinusas minus alfos yra lygiai tas pats, kas kosinus alfos. Tai galim tiesiog palikti kosinus alfa, kurį reikšmę žinom. Dabar mums reikia susidoroti su tangent alfa minus 180 laipsnių. Ir kaip dabar galime susidoroti su šitu alfa minus 180 laipsnių? Tai mes kažkur čia, sakykim, turėjom, jeigu laipsnius, tai mes atimam 180 laipsnių, mes atsirasim čia. Tai čia yra analogiškas realiai taškas ir tiek šitam taške yra lygiai tas pats tangent alfa, nes mes tiesiog pasukom per 180 laipsnių. Tai mes tiesiog atsiradom kitam ketvirtį, bet kampas tas pats iš esmės išlieka. Nu, reikšmė tiksliau ta pati. Ir dabar klausimas, ar keičiasi ženklas. Tai ketvirtam ketvirtį buvo minusas, antram irgi minusas. Vadinasi, tangent alfa minus 180 laipsnių, mes nieko nepakeitė. Kaip liko ta pati reikšmė, taip ir bus ta pati reikšmė tangent alfa. Tai atsakymę turim 2 kart minus 2 šaknis iš 2 plus 6 ir kosinusas alfa 1/3 minus 4 šaknis iš 2 plus 2.
Ir čia reikėjo įrašyti tiesiog, kas bus prieš šaknį iš 2 ir kas bus po. Tai -4 į pirmą langelį ir 2 į kitą. Funkcijos f nuo x yra lygu log ax reikšmė yra 1/4, kai argumento reikšmė lygi 2. Argumentas yra x. Vadinasi, kad f nuo 2 yra lygu 1/4. Mums reikia rasti a. Tai 1/4 yra lygu, jeigu vietoj x 2 įsirašysim log a2. Ir tada turėsim, kad 2 yra lygu a pakelta 1/4. Viską pakeliam 4 laipsniu. Tokiu būdu gaudami, kad a yra lygu 16. Vadinasi, D atsakymas. Vartydamas seną matematikos vadovėlį, Gabija rado tokį uždavinį. Užrašykite šio uždavinio atsakymą. Mums reikia rasti log 1614 45. Jei log 16143 0,149, o log 16145 yra lygu 0,18. Tai reikia būtinai žinoti tą savybę, kad jeigu turim logaritmus su vienodais pagrindais ir juos sudedam, tai galim tai parašyti kaip log a b kart c. Matom, kad čia yra vienodi ir čia yra vienodi. Jų reikšmės mes turim. Vadinasi, daugindami 3 ir 5 mes turim prieiti prie 45. Dabar kaip tai gausim? Na, jeigu mes prie log 16143 pridėsim log 16143 vėl ir pridėsim log 16145, tai kadangi sudedam vienodi pagrindai, tai viską dauginam, turėsim log 1614, 3 kart 3 kart 5, kas būtent ir yra 45. Vadinasi, tai kaip mes priėjom prie šitos reikšmės, mes prie 3, log šito 3, pridėjom vėl log šito 3 ir tada log šito 5. O jų reikšmės mes žinom. 0,149 plus 0,149 plus 0,218. Ir gaunasi 0,516. Kvadrato plotas yra 5 trečio laipsnio šaknis iš 2. Apskaičiuokite kraštinės ilgį. Jeigu mes turim kvadrato plotą, tam, kad ras kraštinės ilgį, mes turim paimti šaknį. Dabar vienas dalykas, ką reikia pastebėti, tai kad visi atsakymai pateikti yra tokiu būdu, kad viskas yra pošaknyje. Tai mes iš karto tą penketą galim įsikelti į pošaknį. Kaip tai padaryti? Tai mums pradžiai penketą reikia pakelti tam, kad įvest į trečio laipsnio šaknį, mums reikia jį pakelti trečiuoju ir tada galim sudauginti su 2. Gausis trečio laipsnio šaknis iš 250. Tai jeigu čia yra plotas, tai tam, kad gaut kraštinę, mums reikia dar paimti šaknį. Dar paimti šaknį, čia yra antruoju. Jeigu imam šaknį ir vėl šaknį, tai šaknų šitus rodiklius galim sudauginti. Vadinasi, gausim, kad kraštinės ilgis yra 2 kart 3 šešto laipsnio šaknis iš 250. Funkcijos y lygu h iš x grafikas einantis per tašką A buvo pastumtas OX ašimis 7 vienetais į dešinę ir taip gautas funkcijos y lygu h iš x plus a grafikas nustatykite koeficientų k ir a reikšmės. K reikšmę mes galim tiesiog iš šito taško nusistatyti, tai 6 yra lygu k 2 iš 3. Tai reiškia, kad jeigu viską pasidauginsim dabar iš 2 trečiųjų, gausim, kad k lygu 4. Gerai, ir dabar ką apie a. Mums sako, kad OX ašimi į dešinę buvo pastumtas. Ir tai vyksta, kai prie x yra pridedama arba atimama kažkas. Tai, pavyzdžiui, jeigu mes turim tokį grafiką ir mes jį norim, kitaip gal parodysiu. Turim, jeigu minus kosinus x grafiką ir mes jį norim pastumti į dešinę per pi iš 2, sakykim. Tai tada galim parašyti kosinus x minus pi iš 2. Ir čia yra priešingas ženklas. Jeigu prie x
pačioj funkcijai. Jeigu prie x mes pridedam kažką, tai mes pastumėm į kairę, į minusą. Tai pavyzdžiui, jeigu čia būtų plus pi iš 2, tai į kairę pasistumtų grafikas per pi iš 2. Jeigu atimam kažką iš x, tai į dešinę tada pasislenka. Ir čia pasakytų, kad į dešinę, o x ašimi, tai į dešinę pastumta per 7 vienetus. Tai reiškia, kad prie x turi būti x minus 7. Minus 7, tai vadinasi per 7 į dešinę. Ir tokiu būdu įsiaiškinti galima, kad a ir z yra tiesiog minus 7. Tai k lygu 4, a lygu minus 7. Nu, čia jau tiesiog su grafikais. Reikia žinot, kad jeigu prie x pridedi skaičių, tada eina į kairę grafikas, jeigu atimi, tada į dešinę. Tačiau toks realiai teorijos panaudojimas. Ir dabar turim 11. Paveiksle pavaizduotas y lygų kosinus x grafikas. Ir mums naudojant šitą grafiką reikia pažymėti teisingus teiginius apie minus kosinus x grafiką. Dabar, jeigu nesate tikri, visada nusibraižykit. Tai kadangi mes tiesiog turim priekį minusą, tai grafikas apsivers. Vadinasi, jis atrodys jau va taip pat. Nu, tiesiog apsivers. Ir dabar reikia žiūrėti pagal teiginius. Mažiausias teigiamas periodas yra 360 laipsnių. Šitas teiginys yra teisingas. Kodėl? Mažiausias, čia sako mažiausias teigiamas periodas, čia reiškia lygiai tą patį kaip pilnas periodas. Tai mažiausias pilnas periodas, vadinasi, kai pradeda, mažėja, didėja ir grįžta į tašką ir nuo to taško vėl daro tą patį ir tada vėl daro tą patį. Tai yra periodas. Periodas yra reikšmės ir po to kaip jau kartojasi. Tai, pavyzdžiui, praeina per pi ir po to einant vėl per pi kartojasi tas pats ir vėl kartojasi tas pats. Tai čia yra periodas. Ir kosinus x periodas, pagal grafiką matom, prasideda nuo y lygų 1, eina ir ties 360 laipsnių vėl įgyja vienetą ir po to vėl kartojasi. Vadinasi, tai yra tiesa. Kadangi mes su minusų grafiką tik apvertėm, jo periodas nepasikeis visiškai. Tas mažiausias teigiamas periodas nepasikeis, vadinasi, tai tiesa. Antras, kerta OY ašį taške, kurio ordinatė lygi 1. Ordinatė yra y. Tai matom, kad OY ašį ties vienetu kerta kosinus x grafiko. O kosinus minus x kirs prie minus vieneto. Vadinasi, šitas teiginys yra neteisingas. Funkcijos y lygų minus kosinus x reikšmės mažėja, kai x priklauso nuo 360 laipsnių k iki 180 laipsnių plus 360 laipsnių k, kur k yra sveikiai skaičiai. Kaip lengviausia pasidaryti, tai kadangi k priklauso sveikiesiams, mes galim pasirinkti, sakykime, kad k yra lygų 0, tada gausim periodą nuo 0 iki 180 laipsnių. Ir mum teiginys sako, kad šitam intervale reikšmės mažėja. Šitas intervalas būtų va čia vat nuo 0 iki va čia vat pi. Matom, kad minus kosinus x grafike šitam vat intervale funkcija didėja. O čia sako, kad mažėja, vadinasi neteisingas teiginys. Funkcijos y lygų minus kosinus x grafikas kerta OX ašį taškuose, kurių abscisės, tai x, yra x lygų 90 laipsnių plus 180 laipsnių k. Dabar, kadangi mes grafiką apvertėm aukštyn kojom, bet x susikirtimo taškai tiek kosinus x, tiek minus kosinus x išlieko lygiai tokie patys. Dabar žiūrim. 90 laipsnių, kas yra čia vat, ir plus 180 laipsnių k. Vėl galim pasimti k lygų 0, vadinasi, x lygų 90 laipsnių kerta OX ašį, kerta, tiesa. Einam per 180 laipsnių, kerta. Einam vėl per 180 laipsnių, kerta. Tai reiškia, kad šitas yra teisingas. Funkcija įgyja neigiamas reikšmes, kai x intervalas nuo 90 laipsnių plus 300k
iki 27 plus 3k. Tai neigiamas reikšmės. Jeigu žiūrint į mūsų nusibraižytą grafiką, tai mums sako, kad nuo 9 iki 27 vėl paimam tą atvejį, kai k lygu 0. Nes galim tai padaryti. Įgyja neigiamas reikšmės. Bet matom pagal nusibraižytą minus kosinus x grafiką, kad nuo 90 iki 27 reikšmės yra teigiamos, ne neigiamos. Vadinasi, netinka šitas. Iš karto galima atmesti funkciją y lygų minus kosinus x yra nelyginė, nes matom, kad per y ašį jinai vis tiek yra simetriška. Tai šitą atmetam, na ir šitas bus teisingas. Liko, kai x yra lygų nuo minus 180 laipsnių ir vis kartojasi kas 300 šiam, funkcija įgyja didžiausią reikšmę. Tai pažiūrim, prie 180 laipsnių, kas yra pi, arba netgi minus 108 laipsnių, matom, kad reikšmė tikrai yra maksimali ties vienetu šito grafiko. Ir vis kartojasi kas 2pi. Tai reiškia, kad tai tikrai tiesa. 12. Paveiksle pavaizduotos funkcijos, ta funkcija eskizas, nustatykite, kokias reikšmės įgyja y lygų f nuo x, kai x priklauso nuo 0 iki begalybės. Tai čia jau yra reikšmų sritis. Apatinė reikšmė mums jau duota, kad x intervalas nuo 0 iki begalybės, tai nuo 0 žiūrėti nuo čia ir eina iki begalybės į ten. Matom, kad pati mažiausia reikšmė bus ties minus 1. Nes čia yra kaip asimptotė. Čia yra asimptotė, tai reiškia, kad funkcija eina link minus 1, bet jo nepasiekia. Tai reiškia, kad intervalas y bus nuo minus 1. Dabar klausimas iki kur. Matom, kad funkcija yra mažėjanti. Nuo 0 iki begalybės funkcija yra mažėjanti. Jeigu funkcija yra mažėjanti, tai reiškia, kad kuo didesnį skaičių mes įstatysim, tuo mažesnį atsakymą gausim. Jau gavom iš grafiko, kad pats mažiausias atsakymas, koks gali būti, tai yra minus 1. Tai dabar klausimas, koks funkcijos gali būti didžiausias atsakymas. Na žinoma, su mažiausiu intervalo skaičium tada. Jeigu įsistatom vietoj x 0, 1 antroji nulinių yra 1, 4 kart 1 minus 1 yra 3, vadinasi intervalas bus nuo minus 1 iki 3. Matom, kad 0 neįeina, bet kadangi į funkciją galima įsistatyti 0, tai tiesiog statomės. Statomės, nes tada tiesiog turėsim paprastus kliaustus. Tiek čia, bet galima įsistatyti, jeigu galima apskaičiuoti. Morta dėžutėje turėjo 778 akmenukus. Žaisdama į akmenukus dėliojo į krūvelius. Į pirmą krūvelę padėjo 1 akmenuką, o į kiekvieną kitą 2 akmenukais daugiau negu į prieš tai buvusią. Vadinasi, į antrą padės 3, po to 5 ir taip toliau. Tačiau taip sudėlioti visų turimų akmenukų Mortai nepavyko ir ji likusius akmenukus paliko dėžutėje. Kiek daugiausiai akmenukų krūvelių tokiu būdu galėjo sudėlioti Morta. Tai čia būtų pirma krūvelė, A1, pirmoji, čia antroji, čia trečioji ir taip toliau iki AN. Kadangi čia yra akmenukų skaičius krūveliai, jeigu mes jį sudėsim, tai klausimas, kiek mums reikia krūvelių sudėti, kad mes neviršytumėm 778 esančių, bet taip pat negalėtumėm dar vienos krūvelės pridėti, nes jau būtų per daug. Žinoma, aritmetinė progresija. Skirtumas d yra lygu 2 ir galim tiesiog prisilyginti 778 ir taip analizuoti. A1 plus AN padalinta iš 2 kart N. A1 mes turim, kad yra 1, AN galim įsireikšti pagal formulę kaip A1 plus N minus 1D, o D yra 2. Padalinta iš 2. Kart N. A1 ir A1, jeigu sudėsim, tai čia 1 plus 1 yra 2. 7, 7, 8 yra lygu 2 plus 2 N minus 1 kart N iš 2. Dvejetai čia prastinasi. Turim 7, 7, 8 yra lygu
čia lieka 1 plus n minus 1, 1 tai įsiprastina, n kart n yra n kvadratu. Tai dabar vat ir klausimas, koks yra pats didžiausias n, kurį mes galim pasimt, kad keldami kvadratu, čia beje n yra natūralusis, kad keldami kvadratu mes gautumėm skaičių mažesnį už 778. Ir atsakymas į tai yra 27. Nu, čia jau tiesiog bandymo būdu iš esmės galima. Nes 27 kvadratu yra lygu 729, o 28 kvadratu jau yra daugiau negu 778. Tai reiškia, kad mes daugiausiai galim 27 krūvelės sudėti. Čia toks jau gana sunkokas uždavinys, nes tiesiog reikia išsiaiškinti, svarbiausia yra išsiaiškinti šitą, pavyzdžiui, lygybę ir tada išsiaiškinti, kad mums reikia rasti n, patį didžiausią n, kurį keliant kvadratu, jis neviržytų mūsų iš viso turimo akmenukų skaičiaus. Tai atsakymas 27. Paveiksle pavaizduotas funkcijos y trečio laipsnio šaknis x plus a plus b grafiko eskizas. Ir ką dabar galim pasakyti? Jeigu turėtumėm tiesiog trečio laipsnio šaknį iš x, tai va šita vieta būtų ties 0. Tai kaip dabar grafikas nuo tos vietos pakitęs? Matom, kad jis yra pasistumęs į dešinę ir pakeltas į viršų. Tai reiškia, kad tas laisvas narys, jis nurodo, kiek grafiką pakeliam arba nuleidžiam. Kadangi jis yra pakeltas, tai b yra teigiamas. Ir koks yra a? Kaip sakiau anksčiau, su x, kai yra daromi veiksmai, tai jeigu turim teigiamą a skaičių, tada grafikas eitų į kairę. Kadangi grafikas eina į dešinę, vadinasi a yra neigiamas. Ir kas dabar įvyktų, jeigu mes apkeistumėm vietom? Tai jeigu turėtumėm teigiamą b su x, tai grafikas į kairę pusę nuo pradinės padėties nueitų. Kadangi a turim neigiamą, o jisai rodo, kaip per y ašį pakelia arba nuleidžia, tai vadinasi, mes turėsim nuleistą grafiką. Tai nuo pradinės padėties, jeigu šitas taškas būtų čia, mes metam į kairę ir leidžiam į apačią. Vadinasi, šitas grafikas tinka. Šitas netinka, nes keliam į viršų grafiką, o turėtume leisti žemyn. Šitas netinka, nes vėlgi dėl to pačio argumento. Šitas netinka, dėl to, nes grafikas turi slinktis į kairę, ne į dešinę. Tai reiškia, kad atsakymas būtų trečias. Čia vėlgi funkcinė analizė, reikia žinoti, kaip funkcijos, kaip tam tikri veiksmai funkcijose, pavyzdžiui, įvestis ten ar prie x ar prie k keičia funkciją. Kaip atrodo funkcija. B lygiui tai yra sunku. Tai yra tikrai sunku. Aš nežinau, kodėl neįdėjo geriau kokių nelygybių, o įdėjo tokius grafikus. Nes labai lengva susipainioti. Ypač, kai žmogus, pavyzdžiui, nesimoko gal taip tik tų tiksliųjų mokslų. Tai jo, čia kirvis tikrai geras. Ir pagaliau 15, paskutinis. Yra žinoma, kad a yra toks skaičius, b toks, c toks. Nustatykite, kurio santykio reikšmė yra didžiausia. Santykis. Tai kada bus didžiausias santykis? Didžiausią santykį mes gausim tada. Matom, kad visi šitie skaičiai didesni už vienetą tikrai. Tai didžiausią santykį mes gausim tada, kai mes didžiausią skaičių padalinsim iš mažiausio skaičiaus. Koks skaičius čia yra didžiausias? Didžiausias yra a, nes mes turim, kad 2024 yra pakelta 2024. Tai yra be galo didelis skaičius. Pavyzdžiui, 1024 kvadratu, taip, tai yra didelis skaičius, bet 2 pakelta 1024 yra šoskai didelis, daug didesnis. Tai reiškia, kad a yra didžiausias, koks yra mažiausias. Matom, kad b yra tie patys 2024, pakelta kvadratu ir dar pakelta laipsniu. Tai galim sudauginti. Gausis 2048. 2048
žinoma yra mažiau negu 1024 kvadratu, jeigu lyginant b su c. Vadinasi, skaičius b yra mažesnis, tai skaičius b yra mažiausias. Didžiausias skaičius yra a, mažiausias skaičius yra b. Tai didžiausią santykį gausim a padalinę iš b. Viskas, prasisprendėm, gana greičiai prabėgau. Nu, palyginus, truputį greičiau šnekėjau, bet visada galite atsisukti. Arba jeigu kažkas labai neaišku, galite rašyti ir komentaruose, gal galėsiu žodžiu paaiškinti. Ir jo. Šiaip, bendrai kalbant, buvo ką veikti. Čia kaip B lygiui, tai mano manimu, kaip B lygiui čia yra per sudėtingos užduotys. Tikrai per sudėtingos, nes aš manau, kad kai kurių užduočių net A lygio, gerai, normaliai besimokantis A lygio mokinys gal neišspręstų. Žodžiu, jeigu pasodintumėm visus Lietuvos matematikus, kuriem išeina 8+ A lygį ir duot spręs šitą, maksimumų tikrai nebūtų daug. Nes čia buvo rimta. Ar aš nežinau, kodėl jis sugalvojo tokius keistus uždavinius, ten funkcijas analizuoti, dar kažką, ten tokius keistus, kuris pakeltas, kurio laipsnių yra didesnis, ypač B lygiui, kodėl nedavė, pavyzdžiui, kokių nelygybių geriau, ar kažką, už ko galima iškart užsikabinti, kad bent kažkiek padarai ir tada iškėja. Nes šitos užduotys iš esmės yra arba tu moki, arba tu nemoki. Ir B lygiui taip daryti yra labai blogai, iš tikrųjų. Nes, realiai, kur yra formulynas, tu čia beveik niekur nepanaudosi formulės iš formulyno, nebent progresijai. Nebent progresijai panaudosi, bet daugiau niekam, realiai. Tai jo, tai čia tik mano nuomonė, galit sutikti, galit nesutikti. Bet šiandien būtų tiek ir sėkmės rytoj laikant A lygį. Ir norėčiau matyti bent kelis maksimumus iš žmonių. Tai, jo, sėkmės.